Žmonės kai kurie mėgsta užsirašinėti dalykus, bet turbūt yra ir tų dalykų, kuriuos greičiau yra padaryti, negu užsirašyti. Nebūna tokių momentų, kad žmonės tiek planuoja, nežinau, ten, bet aš kai dirbu su nekilnojamo turtu, mes daug bendravom su žmonėm ir yra skirtingų savo sričių atstovų, kurie užsirašo, kad prisėsiu tuo momentu ir visiems suskambinsiu, perskambinsiu, ir yra tie, kurie sėda automobilį ir važiuojant iki kito myto, tiesiog visiems suskambina. Jo, bet tai irgi buvo plano dalis, kad atsisėsiu ir važiuosiu ir suskambinsiu, tik tai kuriuo metu, žinai, mes tą kombinaciją veiksmų padarom. Gal būtų geras sveikas požiūris čia neiti ir nesitaškyti į smulkiakus, aš juos taip vadinu, tuos 2-3 minučių trukmės darbus, geriau juos pakombinuoti, bet tai irgi bus tavo plano dalis. Tikėtina, tu kažkur turėsi sistemoje sąrašą, jeigu tai yra suskambinti visiems klientam, tai CRM-as, klientų santykių valdymo sistema, ar ne, kur bus visas tas sąrašas. Jisai nebūtinai bus tavo darbų sąraše ir kalendoriui, bet jisai bus ir tu žinosi, kad atsisėdus vairuoti, tu galėsi jiems paskambinti, bet tu žinosi, kam skambinti ir tai irgi bus plano dalis, ar ne. Tai jo, yra daug dalykų gyvenime, labai daug, kiekvieną mielą dieną, kur tu mieliau neužsirašinėtum, eitum ir padarytum. Tik tai irgi gali tapti tuo nedėkingu context switchingu, kur tu gaišti energiją, nes va dabar dariau kažkokį tai didelį projektinį ten reikalą, susikoncentravęs, focus mode ir bam prisiminiau, kad nepaskambinau Donatui. Ir dar reikia paskambinti kažkam, ar ne? Tai geriau neskambinti, o nukelti tą dalyką link grupavimo visų tos pačios ryties veiklų, nes gali susikoncentravęs tada visiems ir skambinti ir jau būti savo skambinimo energijoje ir ne tiesiog padaryti visą tai vienu kartu. Tai yra labai svarbus dalykas, vadinasi kalendoriui, kai tu esi įsidėjęs kažkokį tai savo darbą, kurį turi padaryti, tai yra daryti tik tą darbą, ne kažką kitą. Baltas kambarys ir ta pati spinta, tai yra apie tai, bet žiūrėk, čia irgi sąjunga daugybės dalykų. Tu pirmiausia turi tame kalendoriaus laike suprasti, ką tu darysi, nes tu gali nesuprasdamas, kiek tau ir ko reikia padaryti, tiesiog ateiti savo tą kalendoriaus laiką, atėjo dabar 11 valanda ir aš turiu dabar 2 valandas nusistatęs, kad darysiu dalykus. Kokius dalykus? Ir gali tiesiog pusvalandį spręsti, ką tau leidžia laiko planavimo sistema turėti, nebespręsti tą pusvalandį, ką aš per tas 2 valandas darysiu, o eiti ir iškart daryti, nes tu atsidarai sistemą ir matai jau iš anksto sudėliautus dalykus, kas plius minus pas tave šituo laikotarpiu šitas 2 valandas turėtų būti gyvendinta, kad tau rytoj nedegtų užpakalis arba po savaitės ir panašiai. Plius dėmesio valdymas. Ir vis tas 2 valandas tai ne, tai viena yra, ką tu darysi, kita yra, kaip tu suvaldysi dėmesį, nusprendęs jau tą pačią akimirką, ką tu dabar darysi. Ir tada ateina hiperfokusas. Ir tada dar prioritetai. Jeigu galima bent 3 čia išvardinti, ar ne, tai dažniausiai prioritetai yra tas didysis klausimas visų, tai kaip gyvenime dėliotis prioritetus, kad mano laiko planavimo dabar sistema čia būtų top. Ir dažniausias atsakymas visų žmonių, kai paklausi, kaip planuoti laiką yra, tai dėliotis prioritetus. Bet prioritetai kaip dalykas, jeigu neklystu, tai anksčiau žodyne neegzistavo. Egzistavo prioritetas vienaskaita. Dabar atsirado daugiskaita. Tai grįžkime į vienaskaitą visi. Nes jeigu turit vieną dalyką, vienam laikotarpiui, labiau tikėtina, kad jūs padarysite tą dalyką koncentruotai, tvarkingai, greitai, produktyviai, negu kad tą pačią akimirką galvotumėt, kad aš dabar turiu 10 prioritetinių dalykų, kurio dabar man imtis pirmiau. Vėl nereikalingas gaišimas ir nepriimtas sprendimas, ką ir kada ir kur daryti, bet kai nusitaisau vieną prioritetą vienam laikotarpiui, 5 minutės darbo, 10, 2 valandos, 3 savaitės, 5 metai laikotarpis gyvenime ir gali būti vienas prioritetas ar ne, nebelieka smegenim klausimų mūsų, tai kurie kiti iš tų 9 prioritetų bus aukščiau arba yra aukščiau negu tas vienas. Tai jeigu pasirinki vieną, tu jį padarai ir tada pridedi dar tą kitą piliulę, dėmesio, koncentraciją ir valdymą. Oi, dabar žinok, dar 4 atėjo piliulė, energijos valdymas. Ir jeigu dar padarai visą tą darbą, kurį ką tik savo pasakyk prioritetinį, kad darysi su pačia geriausia savo energija, kurią gali turėti tą akimirką, įsivaizduojat, kiek mes energijos ir tuo pačiu laiko sutaupom, versus kad būtumėm išsitaškę ten, nežinau, po naktinio vakarėlio, nemiegoję, nepavalgę normaliai, negeria šiandien visiškai vandens, dar praskrolinę 3 valandas ryte ir tada kažkaip nuslimpinę iki to darbo, darytumėm 2 prioritetus vienu metu, nespintų ir nebaltam kambarį, o ten su visais kolegom pasišnekučiuodami ir dar kavos išgerdami. Tai mes tą darbą ir darysim turbūt visą dieną. Versus, kad būtų tai 5 literalios minutės jūsų gyvenimo. Tai, kad aš pavalgiau tarp pokalbių, tai čia mano yra energijos valdymas, ne? Taip, dėl to ir sakiau, neskubėk ir pavalgyk, reikia. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos.
Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.